pradedam šios dienos žygį. Tai va sakot, žmonės yra Lietuvoje nedraugiški. Nu, kai kurie yra nedraugiški iš tikrųjų. Bet va, šita moteris davė pirštinės man. Labas rytas. Bet aš turėjom pirmą pasisveikinimą. Geras startas. Tai dabar einu įsiklijuoti štampą. Labą dieną. Mes norėtume štampą Camino Lituano įsiklijuoti čia kažkur. Gal reikia klausti, kur mes čia tik valomės. Kaip uždirbsi šlaičiais ir po kairiukuose. Mes nededam specialių vaikams galim įstaigoti. Reikia antspaudą, kuris vadinasi, koks dėl žodis. Sakinti, dedu tiek. Jo, gerai. Prašau. Tai ačiū labai tada Gero kelio. ir visą. Na ką, štampą gavau, bet ant stalo palikau telefoną. Jau užbėgom jūsų ieškoti. Nu, blema, net į mašiną sėdai, ačiū tau labai. Geros kelionės. Ačiū, iki. Turiu pasakyti, kad Prienai tikrai parodė svetingumo pavyzdį. Visiškai nesitikėjau, kad kažkas ne tik pavaišins grikiais, bet dar duos pirštinės ar sės į mašiną manęs ieškoti tam, kad atiduoti telefoną. Tikrai labai ačiū Jums. Vakar dieną įveikus 27 kilometrus jau pasirodė ir pirmieji padariniai. Tai pūslės ant kojų, bet rekomenduoju visiems iš vakaro prasidurti jas su adata, išleisti skystį ir rytą jau tikrai galėsite tęsti be jokio skausmo. Šiaip pagal mano iki šiol patirtį, tai trečia diena būna sunkiausia. Trečią dieną kažkaip susideda visas nuovargis, nedavalgymas, jau būni išdeginęs tas atsargas. Tai va žiūrėsim, kaip bus. Šiaip čia matote Žvėrinčiaus miško taką, jisai eina grinai nuo Prienų iki Birštono. Pilna soliukų, laužavečių, laipynių visokių vaikams. Tikrai verta, jeigu esat šitam regione, praeiti šito taku. Ir va dabar, eidamas, pradėjau svajoti apie tokią sriubą karštą su mėsos gabaliukais Birštone. Šiaip toks atrodo miręs miestas šiuo metu. Jeigu norite Ultimate Loner Experience, tai pasirinkite eiti ne sezoną. Kokia čia meilė. Jau seniai tokį maistą valgiau. Apdeitas labai pakrovė iš tikrųjų šitą stotelę. Biškį jėgų rekuperacijai vykdžiu. Pas mane kupriniai maistelis tai nekoks. Šiaip snikeriai, riešutai ir konservai. Tai va tokios stotelės mini restoranuose, yra tiesiog kažkas.
tikrai turbūt viena skaniausių sriubų, kokias esu valgęs. Neatsitiktinai palikau šitas ilgesnės video atkarpas, tam, kad geriau pajaustume tokią žygio realybę, kur kartais eini ilgus atstumus ir visiškai niekas aplinkui nevyksta. O va šitas žvyrkelis, nu blemba, jisai jau ilgai mano akyse čia. Turėkit omeny, kad tas, kas dabar ekrane trunka 30 sekundžių, realybėj man truko 25 minutės. Šita vieta man visai gražiai atrodo. Tokia ramybė. Nors vat ir ilgai ėjau tuo žvyrkeliu, tikrai nelabai įdomiu. Bet va čia, pavyzdžiui, visiškai man kitas vaibas. Toks turi dvasią. Nu, va šitas momentas vienas iš geresnių šitam žygį. Atrodo, tokią oazę atradom. Taip šilta sėdėti ir nors pofik ant žemės sėdim. Ir taip nesinori iš čia išeiti, iš tikrųjų čia žiauriai gerai. Gaila, bet reikėjo palikti šitą stotelę ir keliauti toliau. Iš tikrųjų labai įstrigo tas momentas, toks ramybės kontrastas su nuolatiniu vėju per ausis ir tokiu šiaip diskomfortu, bet va po jos dar laukia visai geras galas iki Punios. Priminsiu, kad Punioje mes jau turim nakvynę ir pavyko be didesnių problemų gauti ją ne vien savo, bet ir šuniukui. O va pakeliui nustojam prie visokių malūnų, pasižiūrėti arklius, why not? Kiek pamenu, tai kažkaip ilgai ėjo šitą atkarpą, iki Nemajūnų kaimo. Šiaip tikrai norėjosi jau kažkokios socialinės interakcijos, vis tiek 3 diena ir taip vis vienas. Kaip ir nusišypsojo mini sėkmė, tai atradom tokią original lietuvišką krautuvėlę. Kažkas šidėjas. Labą dieną. Ką taip greit užkast būtų galima? Kaip vieną šildau. O, super. Ne? Jo. Bet žinai, kitą kartą stovi čia. Atrodo, jau ateini į darbą, prisivertis. Stovi čia taip maždaug kas tau, ko čia įsiviepus. Tada jau nusiramini, taip stovi ramiai. O tai kas tau yra, kodėl liūdna? Tai kaip tada? Galima čia vidai suvalgysiu, nes šalta. Aišku. Ačiū. Šiandien tai labai gera diena dar palygint. Ne? Nu, nei šlapia, nei kažkaip čia. Ne. Nusipirkau, kaip čia, Azijoje pavyganti. Kaip įsikelt šunį į mašiną. Prieš mėnesį parsivežiau, po to mes nelipo į mašiną, nes po to nelipo. Kaip įsiprašyti, ką tai reiks įsitikint? Dešros primėtit.
neveikia, aš Ne? neduodu nieko tokio. Žinok ką? Dar vieną. Aš padėjau kažką. O šiaip daug čia važinė tokių žygėjimų pasiūlys. Praeitą vasarą gal daugiau buvo, bet vasarą. Dabar tai vienas Kada čia kitas. pradeda eiti pagrindė? Eina polius medus ir žiemą net, bet kažkaip netiko apskaugai. Sako, taigi, fainas oras. Gal kažkada ir eisiu. Nu, kodėl ne? Kažkada gal. Kokios? Ir man faina. Kas palengvėjo? Labai. Nu ką, ačiū Jums labai. Gerai, viskas. Buvo faina stotelė. Viso gero. Nu, o ką tu žinai, vat, būna užeini į krautuvėlę, kur galvoji, kad net nedirba ir kažkaip labai pakelia nuotaiką. Tai. Čia kokia dėduko trobelė. Čia yra atlygis už įliptą kalną. Kontentas. Čia toks biškai atrodo, kad pakilom kaip kokioje Austrijoje į kalnus. Sniego va pilna, ant kelio netgi pašalę. Turim Pūnę, 4,8 km. Esam tiesiojai. Ir dar taip toliai eina. Jau po truputį baterijų rūgštis teka kojom. Kad orientuotis laikė, tai aš išėjau šiandien apie 10 ryto, dabar yra 5, po 5:02. Tai, nu, ilgai, sakyčiau, ilgai. Nu, va, paliksim mišką. Tvarkinga, labai faina sodyba. Kvepia pergalė.
Einu paskutinę 100 metrų būt iki bažnyčios. Jūsų ekrane yra Pune. Tai šiaip reitingas visai sakyčiau aukštas, nes 2 iš 2 žmonių pasisveikino čia, o su vienu vyrišku net ir pakalbėjom, tai taip fainai. Kaip? Su šuneliu smagiau. Nu, ir taip ir ne. Reikia nešti šuns maistą. Ai, Vienas man, vienas šuniukai. Arbatų, ar kavos rasi cukraus tokį vat. Nu, tai ačiū, kad čia priima taip. Tai žinom, kad piligrimams sunku nešiotis. Nu, Netgi jeigu darysit ir aliejaus yra, nu, žodžiu, man viskai iškokit, viskas jūsų galite. super. Čia gali dėti šeimės. Tai Ir tada... gerai gero paklausiu ir gero kelio toliau. Dėkui labai. Nu, visą gerą. Nu, žiūrėk, nebenustoji šertis biškė, ne? Pašalai. Na ką, tai dienos reziumė, įveikti 29 km, iš viso skaičiuojam jau 81. Turbūt viena ramiausių dienų. Viskas ėsi pagal planą, be jokių nesąmonių. Finalas irgi iš tikrųjų buvo toks sklandus. Ponios svečių namuose radom skalbimo mašiną, džiovyklę. Tai visus biologinius ginklus pavyko konvertuoti atgal į kojines. Ir šiaip jau įpusėjom visą žygį. Tai vat, 3 dienos įveiktos, liko dar 3.